Na, ar jau spėjai pasinaudoti 12-12 dienos magiją? Ne? Aš tave nuvilsiu, nes tai nėra tik viena diena. O dabar ir pradžiuginsiu, nes turime magiškų ypatingų net 10 dienų. Tai nėra viena diena, kaip 11-11, kaip 10-10, kaip 6-6 galbūt, ar ne, visi tie pasikartojantys skaičiai, veidrodinės datos, kitaip tariant. Tai jos iš tiesų ypatingos, bet 12-12 yra dar ypatingesnė diena, nes mes turėsime dar veidrodinį efektą po 10 dienų. Tai bus gruodžio 21 diena. Ir vadinasi, tai yra ne tik vienos dienos portalas, laikas, metas, kada mes galime manifestuoti, kurti, svajoti, labiau pasitikėti savo intuiciją, gilintis į vidinį pasaulį. Bet tai yra iš tikrųjų ilgesnis periodas. Tai būtent šiandien mes tarsi žengiame pro tam tikrus vartus, kai stiprėja mūsų matymas, kai labiau imame nujausti, kai tarsi kažką užbaigiame, kad atvertume kelią naujam. Taip, tai yra periodas, kada prasideda pats intensyviausias ruošimasis šventėms kalėdinėms, naujametiniams. Tai yra didžiausios ramybės bei tylos metas. Toks turėtų būti. Nes gruodžio 21 dieną pasitiksime žiemos saulėgrįžą. Ir tai yra vienas tų kertinių momentų gamtos cikle, kai yra žiemos saulėgrįža, vasaros, rudens, pavasario lygiadieniai. Taip, tie pagrindiniai tokie taškai. Na, o 12 apskritai skaičius yra tikrai ypatingas, nes jis pabrėžia ir pradžią, ir savarankiškumą, nepriklausomybę, bet tuo pačiu ir dvejetas, tai yra partnerystė, bendradarbiavimas, tai savotiškai 1 ir 2, tai yra kaip yin ir yang, kaip vyriškoji ir moteriškoji energijos. Ir šitame turi būti balansas, harmonija, pusiausvyra. Nes kaip gamtoje vyrauja šios energijos, taip ir kiekviename iš mūsų yra ir vyriškoji, ir moteriškoji dalis. Ir jokių būdų negali būti disbalanso, nes kai yra disbalansas, tada žmogus prastai jaučiasi, tada serga, tada daug kas nesiseka ir apskritai liūdesys. Taigi, ko galime tikėtis šiuo periodu nuo gruodžio 12 dienos iki gruodžio 21 dienos? Tai, kaip ir sakau, gali stiprėti intuicija, kūrybiniai proveržiai, įžvalgos, tokios gali ateiti, idėjų daugiau, būtina klausytis, išgirsti savo vidinį balsą. Tai vis dėlto sulėtinkite tempą, rekomendacijos būtų tos, kad šiuo periodu lėtinkite tempą, chaotiškai nieko neveikite, impulsyviai neskubėkite pirkti dovanų, spręsti kažkokius klausimus, vis vien stenkitės viduje nurimti ir girdėti savo tą vidinį balsą. Tai palanku apmąstyti, jaukiai leisti laiką, rinktis ramybę, tylą ir stebėkite ženklus, klausykite intuicijos. Iš tikrųjų,
jeigu pasirinksite tylą ir ramybę, visata pradės su jumis kalbėtis. Dar labai svarbu paleisti senus įsitikinimus, ribojančius įsitikinimus. Tai tiesiog pasiimkite popieriaus lapą, kiekvieną dieną tai galite daryti, pradedant ir nuo šiandienos. Aprašykite savo nuoskaudas, savo liūdėsį, savo baimės, žalingus įpročius, kurių norite atsisakyti. Ir tai yra pats palankiausias metas paleidimui. Tai tarsi apibendrinimas, palydint senuosius kalendorinius metus ir pasitinkant naujuosius kalendorinius metus. Tai yra apibendrinimas visų patirčių, ką prikaupėte, prigalvojote, primastėte per pastaruosius 12 mėnesių. Juk tai paskutinis metų mėnuo. Ir zodiako ženklų taip pat yra 12, nepaisant to, kad tai prasideda vis dėlto nuo avino ženklo ir baigėsi žuvimis ir netitinka kalendorinių metų eigos. Bet kalendoriškai apskritai tai iš tikrųjų yra tas paleidimo metas, to labiau, kad numerologiškai tai yra 9 metų energija 2025. Na ir pati geriausia praktika tai yra dėkingumas. Tai svarbiausia yra pirmiausia išjausti, pajausti, apgalvoti, ko jūs baiminatės, ką norite paleisti, su kuo norite atsisveikinti. Ir tiesiog tai iškvėpuoti, išrašyti, sudeginti galbūt, ar ne, sulankstyti, sudeginti ir kažkaip to atsikratyti saugiai. Na, o tuomet ir tiesiog padėkoti. Padėkoti už gyvybę, už gyvenimą, už namus, už artimuosius, šeimą, draugus, už gamtą, už orą, kuriuo kvėpuojame, už žemę, kurią vaikštame. Taigi dėkingumas turi būti orientuotas ne tik į jūsų gyvenimą, bet ir apskritai į žmoniją, į taiką, į visą pasaulį. Tai štai tokią praktiką aš jums linkėčiau atlikti šiandien ir kiekvieną dieną, 10 dienų iki gruodžio 21 dienos. Ir galite kartoti iš tikrųjų afirmacijas paleidimui labiausiai tinkančios. Tai yra, pavyzdžiui, aš paleidžiu viską, kas nebėra mano kelias. Atleidžiu sau ir kitiems ir leidžiu energijai laisvai tekėti. Aš atsisveikinu su senomis baimėmis ir atidarau duris naujai šviesai. Manifestavimui. Aš esu pasiruošusi priimti aukštesnę savo versiją. Stebuklai atvyksta pas mane lengvai ir natūraliai. Aš kviečiu į savo gyvenimą gausą, harmoniją ir aiškumą. Aš esu savo realybės kūrėjas, kūrėja ir vidiniai ramybei. Aš esu saugi, rami. Aš esu saugus, ramus. Visata mane palaiko kiekviename žingsnyje. Aš pasitikiu procesu. Aš pasitikiu tuo, kas vyksta. Taigi linkiu jums manifestacinio, ramaus, paleidimo ir atradimų dienų periodo iki žiemos saulėgrįžos. Būkit sveiki ir laimingi.